Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Atvykome į Dervet Kauno gyvūnų ligoninę ir šalia manęs yra gydytoja veterinarė Donata. Sveiki. Sveiki. O kokias operacijas jums tenka pačiai, kokias procedūras pačiai dažniausiai tenka atlikti? Tai nuo kasdieninių kastracijų iki diagnostinių laparotomijų, kada tiesiog aiškinamės, kas yra negerai. Ir čia toksai operacija, mano vadinama kinder surprizas, kai mes prasipjaunam ir nežinom, ką rasim. Tiesiog viduje iki tekų, tai yra ausies kanalo šalinimo, iki akių šalinimo ir panašiai. Ir šiandien mes turime kokią operaciją, papasakok. Šiandien turim kastraciją, bet laparoskopinę kastraciją. Tai reiškia, kad su specialia kamera ir specialiais įrankiais keliausim į pilvo ertmę. Tokia labai delikati operacija, iš tikrųjų mažai traumuojanti. O kuo skiriasi nuo įprastos kastracijos? Tai ta įprasta kastracija yra daromas vienas pjūvis. Jisai priklauso nuo gyvūno dydžio, sakykime, toksai pjūvis. Laparoskopinė kastracija yra atliekama su dviem mažais pjūviukais. Yra vienas toks, kitas visai miniatiūrinis. Ir su specialiais įrankiais trokarais mes juos įsivedam ir su kamera keliaujam į pilvo ertmę. Ten jau tada pašalinam tik tai kiaušidės. Kas tradicinės kastracijos metu dažniausiai šalinam ir kiaušidės, ir gimdą. Bet atsigavimas po tokios operacijos laparoskopinės daug greitesnis, gyvūnas jaučia mažesnį skausmingumą, dėl to, kad elementariai mes mažiau traumuojam minkštuosius audinius. Limą mes apvyniosim plėvele, dėl to, kad tai yra veislė, kuri labai greitai netenka temperatūros operacijos metu, nes jie turi labai mažai raumenų ir riebalinės masės. Tai tam, kad tiesiog šiluma įsilaikytų kiek įmanoma ilgiau, apvyniojam gyvūną plėvele. Tai jei turi pilvuką, nesušalsi operacijos metu, bet jei esi tokia gražuolė, kilminguolė, kaip mūsų pacientė šiandienos, teks naudoti plėvelę. Plėvelė krūtinė apsisuko? Nu, mergytė. Sėkmingos operacijos. Man visada kažkaip gaila būna gyvūnėlių, kai jūs operuoja. Miega savo. Ką darysim dabar? Tai mes turim pasidaryti antrą pjūvį, kad įsivestumėm antrą portą, šitą vamzdelį. Tai su kamera mes tiesiog kolegai rodom, kurioje vietoje jisai yra ir kur bus atliekamas pjūvis. Ten turim riebaliuką tokį didelį, ar ne, po dešinę. Tai jisai, tas riebaliukas apsaugo tiesiog gyvūno vidaus organų. Kuo dar yra gera šita procedūra, kastracija laparoskopu, kad mes galim apsižiūrėti visus vidaus organus, ko mes negalim, pavyzdžiui, padaryti įprastos kastracijos metu. Tai net, tarkim, jei būtų kažkoks auglys šuniukui, tai jūs tiesiog galėtumėt pastebėti. Taip. Aišku, jeigu jau mes matom ten auglį, kiaušidį ar kažkur, tai visada savininkus įspėjam, kad laparoskopinė kastracija gali pasibaigti tradiciškai. Nes tiesiog mes negalėsim, pavyzdžiui, pašalinti darinio kokio per portus. Tokiu atveju baigiam laparoskopiją ir tada pjaunam jų pilvo ertmę. Gydytojo operacija praėjo sėkmingai? Taip, sklandžiai ir sėkmingai. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.